Dovanok vyšnę. Vyšnių, trešnių, kauliukų siuntimas. Dvi pagrindinės didžiausios klaidos, su kurias susidūrėme ir kviečiame jų vengti. Tai pirma, prašom, nesiųskite šlapių kauliukų vien dėl to, kad saugokime kitas siuntas, nes šlapi kauliukai ir izoliuotai nesupakuoti, ką padaro, visas skystis bėga per kraštus ir gadina siuntas. Tai ten gali būti ir tavo siunta. Tai kviečiu nesiųsti šlapių kauliukų, o kaip tiesiog įmanoma, padėkite ant falangės, kad kauliukai bent būtų išdžiūvę. Antra klaida, su kuria susidurėme ir patys susižalojame, tai prašome, nedėkite į stiklinius indus, į stiklinius lovikus ir juos nesiųskite. Nesiuntimo metu tie stikliniai slovikai, indai, stiklainiai, kas atsitinka, sudūžta ir juose labai daug lieka šukių ir savanoriai mes gauname susižalojimą ir nebegalime panaudoti vyšnių, trešnių, kauliukų. Tai kviečiame siųsti atsakingai, siųsti supakuotai, sausai, tiesiog paprastai įdėjus sausus į maišą, supakavus ar į dėžutę ir būsime jums labai dėkingi. Siųskite trešnių, vyšnių kauliukus. Vilnius, Kedrų gatvė 4, Savanorių Rimi, bet koks pasirinktas jums patogus paštomatas. Gyvai galite pristatyti Kauno gatvė 4, Sveikatingumo klinika, judesio prisilietimas. Ačiū, kad prisidedi su vyšnių, trešnių kauliukais.